Sveiki, čia L2 tutorials ir šiandieną parodysiu, kaip sukurti judančius paveiksliukus į Photoshop. Tai susikūrėme naują paveiksliuką, šį pavadinsiu YouTube. Foną noriu padaryti juodą, tarkime, ir šiuo atveju mano judantis paveiksliukas bus tekstas. Spaudžiame varnelę ir atsirakiname backgroundą, einame į Windows Animations, o jeigu čia nėra, apačioje turi būti Show All Menu Items ar panašiai, paspaudžiame jį ir spaudžiame Animations. Atsiranda štai toks langas, jeigu pas jūs atsirado toks, spaudžiate ant šito ir atsiras šitie kadrai. Tai pakeičiame į 0,1 sekundę pirmą kadrą ir tekstą pakeliame aukštyn, nes aš norėsiu, kad jisai ateitų iš viršaus į apačią. Susikame naują kadrą ir tekstą nutempiame žemyn į jums norimą vietą. Jeigu stojame ant to kadro ir spaudžiame Frames mygtuką. Frames stat 8, All Layers ir visur varnelės, spaudžiame OK. Ir štai mums iškart sukuria kadrą ir tekstas judės žemyn. Jeigu norite daryti tai rankiniu būdu, tai kas kart sukurdami naują sluoksnį tekstą patempkite žemyn ir tekstas judės pagal jūsų, tačiau tai yra žymiai lengvesnis būdas ir aš siūlau jį naudotis. Ir štai ką atrodo mūsų judantis paveiksliukas, tekstą juda žemyn. Dabar kaip jį išsaugoti? Einame į Files, Save for Web and Devices. Pasirinkame GIF, Colors ir Differ iki 100 ir Looping Options į Forever. Ir va kaip atrodys. Ir spaudžiame Save mygtuką. Pasirinkame Image Only, GIF ir Default Settings. Ir aš jį pavadinsiu YouTube 2, nes pirmas yra. Ir spaudžiame Save. Ir pažiūrime, kad gavosi. Štai jūsų judantis tekstas. Jį galite pritaikyti savo tinklalapiuose, kurdami reklamas, banerius ar avatarus. Galite dadėti savo efektų su Brush Tool, Clone Step, kokiu tik norite. Prisigalvokite ir sėkmės kūrybai. Ačiū, kad žiūrėjot, prenumeruokit kanalą ir laukit naujų pamokų.